Davykas. Išeik! Išeik! Tu gausi savo, užstrigau, išeik, sustok, išeik, užstrigau, man jau. Jei bėgsi, tau įkas! Broli, ne, tave nušaus. Tave nušaus, ne, tave nušaus. Tave nušaus, ne, greitai tave nušaus. Pakelk rankas, plaukis. 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 Prašau, broli, prašau! Prašau! Holy No! 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 Didelio greičio gaudinės, desperatiški pabėgimai, įtariamieji, kurie padarys bet ką, kad pabėgtų, įskaitant šuolius į upes, patrulinių automobilių vagystes ir kabinimąsi prie sunkvežimimo šono. Mes skaičiuojame 7 beprotiškiausias policijos gaudynės užfiksuotus kūno kameromis, kur įtariamieji skaudžiai įsitikina, kad nuo įstatymo nepabėgsi. Sveiki atvykę į After Hours. Laidą pristato Law and Crime. Aš Jessis Weberis. Atsiklaupkit ant kelių. Atsiklaupkit ant kelių. Šią After Hours serijos pradedame Kalhuno apygardoje Ilinojuje. 2025 m. rugpjūčio 23 d. Kalhuno apygardos šerifas sako, kad stovėjo šalikelėje ir matavo greitį, kai juodas Dodge sedanas pralėkė pro jį 99 mylių per valandą greičiu, kai leistinas buvo 55. Kas įvyko toliau, buvo susijęs su Misisipės upe ir tam tikromis amfibinėmis operacijomis. Atsiprašau, kad trukdau! Bando pasiekti kitą krantą, manau! Ką žino? Iš čia, broli, jis ten pat. Jis bando pasiekti kitą krantą. Manau, ką žino. Ei. Ei, stipres! Mes jau žinome, kas tu esi, bičiuli! Grįžk į krantą! Tu ten nuskėsi! Tiesiog grįžk į krantą. Mes žinome, kas tu esi, bičiuli. Na, pirmin! Stipres! Nepervark, bičiuli! Srovė stipri! Samteris yra. Ką? Ar kas nors turi valtį? Jie manęs negirdės per tą triukšmą! Ei! Teisingai! Gerai! Na, gamtos apsauga šiuo metu neturi jokių valčių! Diev mano, rimtai? Ne! Taigi, buvo iškviesta Misūrio valstijos greitkelių policija. Bet mes neturime valties. Vairuotojas buvo atpažintas kaip Brandonas Stamperis. Jo mergina sėdėjo keleivio vietoje. Policija sako, kad liudininkai jiems pasakojo, jog jis šoko į upę, o ji persėdo į vairuotojo vietą ir bandė išvažiuoti. Ar jis sulaikyta, ar areštuota? Šiuo metu ji yra sulaikyta. Gerai, kodėl jis pabėgo? Ar jis ieškomas? Negaliu čia rūpintis. Visa tai dėl orderio? Taip. Ar automobilyje yra narkotikų? Ar automobilyje yra narkotikų? Ne, jis motoja. Džis. Jis išorė, jis sako. Kas buvo mesti? Tai alkoholį. Šiek tiek alkoholio? Taip. Būtent, broli. Gerai. Visa tai dėl orderio. Aš eisiu pažiūrėti, ar jis tavęs neieško. Gerai, taip, mes vis dar jį matome. Jis dabar maždaug upės viduryje, netoli Royal Landing. Jis plaukė žemyn link Grafton rajono. Taip yra. Ar pavyko gauti kokių nors valčių? Taip. Negirdėjau nieko iš gamtosaugos tarnybų, nei Ilinojoje, nei Misūryje. Galime jiems paskambinti čia arba galime pažiūrėti, ar galima gauti jiems. Galbūt išsiųsti gelbėjimo valtį ir juos paimti. Kerry, atrodo, kad kelias civilinės valtys čia lėtina greitį dėl jų. Taip, esu gana įsitikinęs, tu čia visai dinginėjai iš ryšio. Aš jį čia praradau, nematyti jo. Ką? Taip, atrodo, kad civilinis greitaigis kateris lėtina greitį dėl jo. Bičiuli, jis prabėgo pro šalį. Jis išmetė alų, buvo pilnas. Pagėklas alaus!
Išmetė alų! Visa tai dėl orderio, bičiuli! Velnė, sėdžiu čia ir galvoju. Tikrai narkotikai, bet aš pažįstu šios žmonės. Ką čia padarysi? Teidžia! Policija bando susisiekti su Stemperiu nuo kranto. Stemperi! Tu plauki prieš srovę, bičiuli! Broliai! Džoni, jis jau beveik prie kanalo plūduro čia, upės viduryje. Jis bando pasiekti tą salą ten. Noriu, kad paskambinčiau į kiekvieną apskritį ir paklausčiau, ar QRM jį išmeta ir galbūt galėtume surengti gelbėjimo operaciją mums. Mums tai reikia gauti valtį į upę ir atplukdyti jį čia. Kai tik jis pateks į salą, jam viskas bus gerai. Važiavau namo persimauti kelnes, nes jos man buvo šiek tiek per ankštos. Ir tada tai! Arešto orderis, broli. Kas dar? Ne, tai dabar. Ne, taip. Žinoma, kas būtų pagalvojęs. Tiesa? Taigi, tu buvai keleivė vietoje! No. Na, žinau, ką sakė liudininkė. Jis vairavo. Gerai! Jį iššoko už vairo po to, kai jis peršoko. Upė, jis viską dar labiau Jis pablogino. viską padarė daug blogiau! Nes dabar jau yra pagrindas sulaikyti. Ir dabar atrodo Stemperis pabėga vandens motociklu į Enterprise salą. Tad šerifo pavaduotojas suranda civilinį laivą, kad nuplauktų į salą. Tu nori pasakyti, kad mes vykdysime amfibinės operacijas, Bilai? Tikiuosi, kad ne. Aš eisiu ten! Ar jis gėrė? Ne. Kodėl išmestumėte alkoholį? Juk jums abiem buvo 21. Ar ne? Tai kodėl išmestumėte alkoholį? Nes jis jau kelis kartus turėjo problemų dėl alkoholio. Taip, bet ar tai... Ar jis yra tas vaikinas, su kuriuo mes buvome artimi? Bet tai vis tiek neturi jokios prasmės! Turbūt negalima turėti atidarytų alkoholio butelių, nežinau, pavelnių. Tai turbūt kvailiausias dalykas. Bėgi, nes turi arešto orderį ir išmetė Aš atidarytą pažįstu alkoholio Niką. butelį tipo. Aš pažįstu Niką. Jūs mušėtės ar kažkas tokio? Ar visada taip beprotiškai vairuodavai? Šiek tiek taip. Manauti! Tau jos reikia! Tau reikia iš naujo įvertinti savo skonį vyrams, brangioji! Yes, sir, but right first, what the... Tai jis neturi vairuotojo pažymėjimo? Ne, gerai, tai jis vairuoja, kai jo teisės atimtos. Jis yra neįgaliotas asmuo, vairuojantis transporto priemonę. Prašau, leidimo įlipti laif! Aš neturiu gelbėjimosi liemenės! Mes čia turime keletą. Jei aš įkrisiu, jūs vaikinai turite mane išgelbėti, gerai? Aš supratai? Ką sakei? Turi ginklą? Ką, tipo revolverį? Taip, mums tik to ir reikia. Ne, aš turiu Glock. Ne. Viskas, to mums reikia. Eikime į denį. Aš nesu godus. Tai gali būti per maža. Vis dar nesu godus. Taip, šiaip sau, dėl visa ko. Žinai ką? Tai mano pirmas toks amfibinis reikalas šerifo biure. Amfibinis dalykas. Taigi, tai smagu. Atrodo, lyg būtume Vietname. Norėčiau, kad būtume gavę vieną anksčiau, nes manau būtume galėję paimti maniškį. Ar ten dar yra daugiau? Ir jis pradeda ieškoti jo miške. Gerai, Stemper. Nagi! Come on out! Wow, gerai, grįžk čia. Hey, Flink, man appraks right about that.
Jis bando pasiekti salą. Ei, pakelk rankas dabar. Pakelk rankas, slapkis. 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 Plaukis, nepajudėk. Tu liksi toje pozoje, kol bus pasakyta kitaip. Štai, Atsipalaiduok. štai tau, broli. Po velnių. Ar žinai, kiek tau tai užtruko? Aš galėjau būti šventa. Lui, žodžiu. Neturiu valties, net nesijaudinu dėl to. Ten, kur mane pagavot, nebuvo taip jau platu. Ką? Aš važiavau iš vairavimo, taip. Dabar tu keliauji į kalėjimą. Aš žinau. Ei, aš viską suprantu. Aš žinau, kad einu į kalėjimą, bičiuli. Aš jau tai žinojau. Na pirmin, paaiškint taip, kad būtų logiška. Jūs čia juokaujat, jūs buvot lėti. Galėjau būti jau už maždaug 45 minučių kelio, o buvau už 30. Aš negaliu. Patikėti, kad man pavyko pereiti. Tvenkinį. Ar turite ką nors legalaus pas save? Smogau. Ei, tikrai nežinai. Ei, duok man narkotikų. Ir testą, broli. Lipklauk, nusiramink, didysis berniuk, mes eisime. Tu toks blogas. Aš žinau, kad tu pradedi blogai. Į tave tai blogai. Perniak. Aš net nevartoju jokių narkotikų ir aš kas tu toks blogas, bičiulė. Ei, tu tikrai esi toks lėtas, būčiau galėjęs jau nueiti iki St. Louiso. Neturiu valties, bičiulė. Tai ir beprotiška. Ei, smogau, aš galėjau tiesiog eiti toliau. Taigi turime į tai investuoti. Turiu daug pinigų. Nesijaudinau dėl kalėjimo. Jau žinojau, kad eisiu į kalėjimą, bičiulė. Bet ei, aš to nedarysiu. Ei, tu turėsi atlikti savo darbą. Ei, aš neturiu jokios adatos, aš nevartoju narkotikų. Gerai. Ne, ponė, na, atsižvelgiant į tai, kad važiuoju S150. Ei, tu esi Juniper. 233 000 mylių nuvažiavęs. Tu geras, nesakysiu nieko. Bet tu nebėgai nuo manęs. Nebūčiau ganęs savo senosios. Taip, aš pažiūrėk į mane, aš tą padarysiu. Na, pirmin. Aš dėl to net į kalėjimą sėsčiau. Ei, tu dar ir atgal mane laivu parmeši. Žiūrėk, ei, geriausias savaitgalis mano gyvenime. Atsipalaiduok, 220. Aš jau buvau kalėjime, broli. Aš žinau, kad jūs mane vėl pasiūsite į kalėjimą. Būtent dėl to aš tai padariau. Aš jau žinau. Asmuo sulaikytas. Taip. Kur mano žmona? Taigi tu jau žinai. Tu jau žinai. Ar jūs buvote Tai su nesvarbu. Tai nesvarbu. Manau, mes turime pakankamai Aš jums į tuos klausimus neatsakysiu. Sustojo. Likę 20 minučių iki jūsų. Aš žinau. Na, ei, jie turi tai negaliu padaryti, patikėti, jei jiems kad baigėsi plaukiau. automobiliai, Tipo, ar ne? šaunu. Taip. Ir to naktį buvau su keliais bičiais, negavau. Nepavyko pasidurkinti, broli. Atsiprašau. Ei, tai buvo taip mažai. Viskas, ką turėjai padaryti? Ei. Aš ką tik baigiau darbą, nuėjau, eik tu, tai aš žinau, kaip tai padaryti, tai puikiai tinka. Jie tiesiog numetė mane dėl maisto, aš žinau, kaip jaučiuosi. Numetė mane į rančą. Mane net aš eisiu į rampą. Aš eisiu į rampą. Aš susitiksiu su savo mergina. Taip, žinai, visa kita. Aš žinau, nesuprask neteisingai, aš tau sakau. Taip, gerai, paklausiu tavęs klausimo. Nėra vietos, nieko. Aš žinau, kaip aš eisiu į. Aš galėjau tai padaryti. Rizikuodamas, imdamasis. Šūstuose ėjimai. Nieko. Aš nežinojau kaip, aš net nežinojau, apie ką tu kalbė, aš tiesiog plaukiau per upę. Ar bent kiek jaudinaisi, kad gali nuskesti? Aš net neplaukiau per ją, aš nežinau, apie ką tu kalbė. Tai kur mano mergina? Yra automobilyje, tu gali ją pamatyti, aš tiksliai žinau, kaip nueiti, gali mane apgauti kiek tik nori. Brendanas Stamperis kaltinamas vairavimu apsvaigus, sunkinančiomis aplinkybėmis, bėgimu nuo policijos, sunkinančiomis aplinkybėmis, vairavimu netekus teisės vairuoti ir važiavimu 99 mylių per valandą greičiu, ten, kur leistinas greitis yra 55. Tyrimas vis dar vyksta. Ta vyksta. Aš išeinu. Aš įstrigau. Išeik, man nerūpi. Jei bėgsi tau į ką. Toliau mes esame Neiplyje, Floridoje, kur policija sako, kad šis vyras, Floydas Stakas, turėjo orderius iš Lee apygardos dėl pagrobimo, sunkinančio persekiojimo, bėgimo ir vengimo. Taigi, kai pareigūnas kinologas jį pastebėjo U-Haul furgone, pareigūnas įjungė švyturėlius. Vietoj to, kad sustotų, policija sako, Stakas nuspaudė akceleratorių ir pervažiavo sankryžą į gyvenamąją golfo bendruomenę. Berniuk, lipk iš vandens, aš išeisiu iš vandens, išvesk iš vandens. Lezinis signalas 4, dabar jį ištrauk iš vandens. Policija sako, kad Stakas jiems pasakė, jog bėgo prie vandens, kad pabėgtų nuo šuns. Bet štai ką reikia žinoti apie vokiečių aviganius. Jie plaukia. Kulk, paleisk. Berniukas. Geras berniukas. Dėk rankas už nugaros.
Floydas Stukas dabar kaltinamas sunkiu nusikaltimu už pabėgimą dideliu greičiu nepaisant saugumo. Koliero apygardos teismo įrašai rodo, kad jo byla vis dar nagrinėjama. Dabar esame Cranstone, Rodo saloje, kur policija teigia, kad 19-metis esantis namų arešte už 1 laipsnio apiplėšimą Abelis de Burgas turėjo pateikti teismo nurodytą narkotikų testą. Kai jis nusprendė pabėgti ir nusikirpo GPS elektroninę apykoją, taip sukeldamas policijai beprotiškas gaudynės. Aš važiuoju 10 maršrutu į šiaurę nuo Parko prospekto. Atsargiai, laikykis Providence gatvės ir lik ten. Toliau pranešinėk. Jis tuoj atsitrenks į važiavimą, jis visiškai nekontroliuoja automobilio. Gali prarasti padangą. Suka į Elmwood Ave išvažiavimą iš 10 maršruto. Atsargiai, Elmwood Avenue išvažiavimas iš 10 maršruto. Važiuoja į Providence'ą nuo į Providence'ą. Maršruto radas vieta 6. Elmwoodas prie Kariselio į Providence'ą šiaurės kryptimi. Atsargiai, Providence. Na, šalia. Elmwoodas ties Rodžerio Williamso alėja vis dar važiuoja šiauryn Elmwoodu, ką tik sudužo. Vyras bėga pėsčiomis. Nustok bėgti! Už Dunkin žemyn Cadillac Drive. Mėlynas džemperis, juodas kelnes. Žemyn Cadillac, į pašto skyriaus stovėjimo aikštelę. Į pašto skyriaus stovėjimo aikštelę. Į pašto skyriaus stovėjimo aikštelę. Aš jį pametė už akių prie įėjimo į stovėjimo aikštelę. Aš jį pametė už akių. Jis nubėgo šiuo keliu. Policijos duomenimis jis taip pat pavogė transporto priemonę, kurią užfiksavo automatinė valstybinių numerių nuskaitimo sistema. Kai pareigūnai bandė jį sustabdyti, jis atsisakė sustoti ir pradėjo vairuoti pavojingai. Pabandykime pažiūrėti po automobiliu. Tai vabala. Štai jis. Sustabdyk jį. Kelkis nuo žemės po vernių. Aš tau parodysiu. Eik. Ar yra dar vienas? Vienas. 5, 4. Vienas sulaikytas. Ar yra dar viena? Ne. Dar kokiu nors? Jis sulaikytas. Kur tu eini, broli? Asmuo sulaikytas. Ar tau viskas gerai? Mes turime jį. Mes jį pagavome. Štai taip. Viskas. Paruošta. Dūmai visi keleiviai turi. O visi augalai ir padaliniai šiuo metu Turiu pasiimti savo automobilį. Prašome šiuo metu grįžti prie savo automobilio. Nemačiau, kad jis būtų atsitrenkęs į kokį nors automobilį, bet... Po jo arešto policija teigia, kad šalia pavogtos transporto priemonės rado didelį kiekį narkotikų. Emilijus de Burgas buvo apkaltintas pavojingų vairavimų, policijos pareigūno vengimu, motorinės transporto priemonės vagyste, viešosios tvarkos pažeidimu, pasipriešinimu areštui ir pareigūno darbo trukdymu. Byla vis dar nagrinėjama Rhode Islando teisme. Ne, tave nušaus. Tave nušaus! Ne, greitai, tave nušaus! Dabar vykstame į Springfieldo miestelį, Ohajo valstijoje, kur pareigūnai atvyksta į IHOP po pranešimų apie vyrą rėkiantį ant darbuotojų. Tačiau kai pareigūnai atvyksta, Džeržeris Lacinas jau yra vilkike ir prasideda košmariškos gaudynės. Atsiprašau, pone. Ar jūs ką nors dedat ant savo ginklo, ar tai kraujuoja? Supratau. Dispatchers.
Informuotas. Dispečeris informuotas. Ei. Ei, dispečeri čia. Jį paima medį iš VFD. Moteris be sąmonės, bet kvėpuoja. Supratau. Atsakantis padažnys, atsivienkite. Supratau. Tiesiog pranešu, vis dar kalbu su skambinusiuoju, tas vyras ėjo. Jis įlipo į baltą vilkiką be priekabos ir nuvažiavo Walmarto link. Supratau. Netrukus būsi vietoje. Taip, ponė. Jis čia pačioj prie kapo. Supratau. Jis lekia aplink galą. Dispatchers. Informuotas jis. Pakeliui. Jis yra gale, jis nesustojo. Supratau, kur esate? Dabar saugosime Walmart pusę. Sunkvežimis sustabdytas. Iškišk abi rankas pro langą. Abi rankas pro langą. Abi rankas pro langą. Abi rankas pro langą. Išjung sunkvežimį. Išjung sunkvežimį. Tada išjung sunkvežimį. Išjung sunkvežimį. Išjung tą sunkvežimį. Nusileisk. Išjung sunkvežimį. Išjung sunkvežimį. Nes jis atsisakė sustoti. Sveikas, žmogau, sustok. Išjung sunkvežimį. Išjung. Išjung tą sunkvežimį. Išjung sunkvežimį. Išjung tą sunkvežimį. Palauk, nelės manęs. Kas vyksta, ponė? Tuoj būsi nutrenktas elektrošoku. Trenkit mane! Kas po velnių? Išjung tą sunkvežimį! Ką aš galiu padaryti? Išjung sunkvežimį! Tu kalbi niekus! Išjung sunkvežimį! Tu kalbi niekus! Ką? Nežinau! Ne! Mesk tai! Mes tai! Man nerūpi, mes tai! Ei, ne, tai kalas, broli, mes tai! Ne, broli, tai kalas, broli! Ne, broli! Stok! Ateik čia, tiesiai prie Walmart galo. Atsineš savo baltus marškinėlius, kol dar nespėjot manęs išpjauti. Atsineš savo baltus marškinėlius, žmogau. Išjung sunkvežimį. Atsineš savo baltus marškinėlius, žmogau. Ne, tu negali šitaip daryti, bro. Jaukis, bro. Sunkvežimis, bro. Sustok, bro. Sustok, bro. Išjung sunkvežimį. Bro. Ne, nedarys to. Bro. Ne, tave nušaus. Ne, greitai, tave nušaus. Ar jūs ten, ponė? Ar reaguojate? Jūs ten? Leisite man pažiūrėti į tai. Viskas gerai, nėra jokio skysčio tekančio iš jūsų ausies. Nėra jokio smegenų skysčio. Ar trenkėtės galva? Ne. Jūs irgi trenkėtės galvą. Į ką trenkėtės galvą? Nesikelkit. Į betoną, nesikelkit. Ne, to nedaryčiau. Nesikelkite. Man buvo širdie. Priepuolis, jūs nesijaudinkite dėl to, gerai? Aš paskambinsiu vyru Endenio. Ar manote, kad jums viskas gerai? Ar manote, kad galėjote susižeisti kaklą? Ne, susižydžiau galvą ir kelius. Tiesiog likite gulėti. Ir viskas. Na, nejudinkite kaklo jei kas nors nutiktų. Sveiki. Jei būčiau savo automobilyje, labai greitai. Turėjau greitai išnipti kažkur. Aš pasatėjau savo automobilį. Mano galva ir mano keliai. Mano kojos. Tavo galva ir tavo kojos? Taip. Gerai. Kažkas turi pajudėti. Taip, turiu omenyje, ji vis dar ten, taip. Palauk tau. Ar automobilis rieda? Tikriausiai dabar vėluoja dujos. Ar dabar dega lemputė? Nenori, kad išjungčiau, jei taip yra.
Visai neveikia. Ne. Gerai, patikrink radiją. Marģina. Negaliu padėti, turiu omenyje. Taip, atsiprašau, aš vairuosiu. Ačiū. Štai, dabar tave girdime. Gerai. Ei, kas čia yra? Aš savo valdoje. Ei, nesikelk, žmogau. Tiesiog pasakyk, tiesiog pailsėk. Nusiramink, broli. Nusiramink. Taip, Nusiramink. jis nuvažiavo už Walmart ir tuo sunkvežimiam. Aš baigiau. Aš būsiu geras. Taip, tiesiog lik savo vietoje. Lik savo vietoje, kol atvyks medikai dėl visa ko. Nes tu nežinai, galbūt turi lūžusią kaklą ar kažką panašaus. Kažką panašaus. Net nežinai. Tavo pulsas geras. Tu vis dar kvėpuoji. Tu vis dar reaguoji. Sakau, reaguoji. Iš tavo ausų nesiskiria jokie skyšiai. Galiu. Kažkaip man tai patinka. Nežinau, kas tai yra. Galiu su tavimi kalbėtis. Galiu su tavimi Taip, kalbėti. aš čia. Tau viskas gerai. Taip, tai Taip, aš, tai tai mūsų ką tu pusė? jiems sakai. Šuo, jie ilgisi namų. Ačiū, brangiai. Aš vis tiek nesimeldžiu. Viskas, ką sakai mano vaikams, eikite pas močiutę. Vos tik pasukome, galėjau pasakyti melskis. Mano kūdikis, berniukas. Tikrai tai buvo kažkas. Niekada nežinai. Tai savotiška... Klausyk, dabar negaliu išeiti iš viršutinio aukšto, broli. Taip, nes mačiau, kaip jis atėjo aukštyn. Tai buvo gerai, nes jis negali tiesiog daryti, ką nori, taip? Aš tave nuvilsiu. Jis taip darė, kai jie jį bandė. Tai buvo gerai. Nes aš žiūriu tą YouTube užkelę. Taip, jis turėtų tiesiog daryti tą patį, ką darė, kai jie bandė jį ištraukti. Aš viską žiūriu. Mano puolimas. Žiūriu viską. Nes tas YouTube vaizdo įrašas... Jis turi problemų. Leis pažiūrėti, kas. Džies. Taip, eisiu pasimti savo paltą ir grįšiu žemyn. Ar galiu ko nors jums padėti? Ne, viskas gerai. Viskas gerai. Toni, ačiū. Atsiprašau dėl tavo... Tai juokinga. Taip, ir jis spėjo, kai Čina atsistojo, tada jis tiesiog išmetė jį lauk. Taip. Manau. Tai, kas įdomu. Ir iš karto užsindys ant jo policiją. Taip. Taip. Vis dar sąmoningas, broli? Taip. Taip. Ačiū. Pažiūrėk. Sąmoningas. Taip, kai kas nors rimtai susižydžia, reikia juos laikyti šiltai. Taip. Nes jie patiria šoką. Jie gali patirti bet kokį šoką. Jie turi mažai skysčių. Psichologinį. Duodi jiems antklodę. Nagi, broli, verči mane prakaituoti. Taip. Duodi jiems antklodę. Tad kartais nieko negali padaryti. Grįžtant į įvykio vietą, geri samariečiai puolė padėti sužeistam pareigūnui, kuris pagal policijos ataskaitas patyrė ofšinės kojos, blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžius. Jis buvo įkeltas į greitosios pagalbos automobilį ir nuvežtas į ligoninę. Rikas. Atlošk apykaklę, berniuk. Turi likusią rankos dalį? Turi. Matai, kai tu... Ne. Jis yra mano daiktuose ir jis yra mano drabužiuose. Gerai, aš įsiūsiu, nors yra kaklo įtvaras. Uždėtas. Gerai. Kaip sekasi? Ai. Tau. Gerai. Taip, aš tiesiog... Taip. Kur susitrenkiai? Aš tiesiog trenkiau galvą ir kur? Būtent čia. Galvos gale? Taip, tiesiog čia. Nukritai nuo saulėtekio. Turi kokių nors minčių apie praeitį? Gerai, einam. Gerai, aš tai padarysiu, Bilai. Mes seminaras. Mes surinksime dar vieną didelę grupę. Gerai, ačiū. Aš turiu tai laikyti. Tau nereikės jaudintis, kad aš tai naudosiu, nes aš neturiu nė menkiausio supratimo. Man reikės jį pajudinti, kad naimčiau paskutinius kelias? Jie yra tik kitoje pusėje. Jie prie mano pistoleto. Jie yra prie pistoleto pusės. Tai tik viena antrankių pusė. Ne, aš tiesiog atsistojau taip ir jie pasakė, nesijudink. Tai aš taip ir likau stovėti. Jeffris Latsonas buvo apkaltintas 2 kaltinimais dėl grasinimo sunkinančiomis aplinkybėmis, oficialios veiklos trukdymu, nepaklusimu įsakymui ar signalui ir pareigūno užpuolimu, sukėlusiu rimtą sužalojimą. Aš bijau.
Dabar keliaujame į Martino apygardą, Floridoje, Stewarto paplūdimį. Šerifo pavaduotojai gavo 3 atskirus pranešimus apie vyrą, kuris kėlė triukšmą, o vienu metu net nukreipė ranką į poilsiautojus tarsi ginklą. Todėl jie turėjo tai patikrinti. Jonathanas Tayloras tada, kaip teigiama, bandė pabėgti, bet toli nenubėgo. Aš jį užblokuosiu, tada pravažiuosiu pro jį, apsisuksiu ir tada mes jį suimsime. Jaučiuosi užtikrintai. Man tai reikia rasti gerą vietą. Taigi aš tau pasakysiu. Kai rasime gerą vietą, nesakome gera vieta. Patvirtinimas iš tavęs ir tada aš jį užblokuosiu. Rankos, judink rankas! Judink savo! Rankos. Išeik, baigiam. Tai aš turiu ginklą. Rankas aukštyn, pakelk rankas aukštyn, eikite į lauką, užmerk rankas, dabar, atsidaryk tą duris. Jei esi laukės, stumkės. Pirmin. Tu gausi savo, eik iš čia. Ką turiu omenyje? Eik iš čia. Lauk. Iš čia, eik iš čia. Eik iš čia. Nori ir tu gauti kailį. Judėk į šią pusę. Atsisuk! Apsisuk! Tu pamažu vėl grįžti. Vėl grįžti į puryrą. Kur tu eisi? Au, sveiki, au. Pažiūrėk, kas vyksta tame sunkvežimyje. Au, grįžk atgal. Au kas? Gerai. Eik atgal! Eik į dešinę. Eik į dešinę. Na, pažiūrėkime. Prie to automobilio turime priedangą, todėl prieisime prie jo. Ką tu jam turi? Prašau. Tau viskas gerai. Po 2 priverstinio sustabdymo manevrų Tayloras atsitrenkė į tvorą, tada į patrulinį automobilį, o galiausiai sustojo. Tačiau, kai jam uždėjo antrankius, kažkas akivaizdžiai buvo ne taip. Prašau, aš nieko nepasitikiu, aš nežinau nei vieno vardo, prašau. Prašau, aš nieko nepasitikiu. Kas yra mano teisinis atstomas? Ir net kokioje šalyje aš esu? Kokia čia šalis? Ar bent jau galiu gauti savo šlepetę? Prašau, ponė. Ponė, prašau. Ponė, prašau, ar galiu turėti? Mano šlepetė. Ar galiu gauti savo futbolo Prašau, kamuolį? ponė, aš nenoriu su jumis kovoti. Man baisu. Kur mano mama? Ar jis sako? Ar tavo mama buvo su tavimi? Ne, ji nebuvo su manimi. Ji buvo su mano broliu. Rikardas ir Margareta. Kur jie yra? Aš nežinau. Aš taip stresuoju. Sulaikytas. Aš būčiau išleistas už užstatą. Jie paskelbė apie užstatą naujienose. Man tai baisu. Net ne. Taip. Man tai baisu. Niekuo. Ar turite savo vairuotojo pažymėjimą? Jis mano automobilyje. Jis tavo automobilyje. Liudininkai apibūdina siaubingą akimirką, kai jų teigimu Taylor važiavo tiesiai į jų automobilį. Žinote, tokiose gatvėse būna vienpusis eismas. Jis pradėjo važiuoti mūsų kryptimi, todėl mums teko važiuoti atbulomis. Jis važiavo tiesiai į mus, bandė tai daryti ir dar su pirštu rodė tarsi ginklą. O aš tiesiog tas akių kontaktas negalėjau parodau savitvardą. Kai tik atvažiavome, jis rėkė ant kito vaikino. Jis rėkė ant jaunesnio vaikino. Laikė rankas ant to vaikino, rodė pirštu kaip ginklu. Taip. Ir tada jis tarsi siekė kažko. O Dieve, Nesu tarsi štai ir viskas. Taip, tu ieškai jo akinių nuo saulės, bet jis buvo. Žiūrėjo į mus ir aš taip ir pagalvojau. Taip, kai jis pradėjo važiuoti tiesiai į mus, pagalvojau, Kaip greiti ir įsiutę atbulinė eiga. Pareigūnas bandė su juo pasikalbėti, bet jis aiškiai parodė, kad į jokius klausimus neatsakinės. Gerai, ar jau perskaitė juos ar ne? Aš vis tiek nenoriu, kad kas nors manęs ko nors klaustų. Gerai, akivaizdu, kad esate sulaikytas. Todėl turime jums tai perskaityti prieš užduodami bet kokius klausimus, o tada pasikalbėsime su jumis ir išsiaiškinsime, kas vyksta. Gerai? Turite teisę tylėti. Viskas, ką pasakysite, gali ir bus panaudota prieš jūs teisme. Turite teisę pasikalbėti su advokatu ir turėti jį šalia savęs apklausos metu. Jei negalite sau leistis pasisamdyti advokato, jums bus paskirtas advokatas, kuris jūs atstovaus prieš bet kokią apklausą, jei to pageidausite. Bet kuriuo metu galite nuspręsti pasinaudoti šiomis teisėmis ir neatsakyti į jokius klausimus ar neduoti jokių paaiškinimų. Ar supratote viską, ką tik jūsų paklausėme ir jūs pasakėme? Mes pasiliksime. Kiekviename iš šių atrakcionų, kai tik rasiu. Juos. Tave. Gerai. Tai kas po vėlių vyksta, žmogau? Kas nutiko tam? Aš pasinaudosiu savo teisę tylėti. Gerai, supratau, sąžininga. Ar turite ką nors pas save? Ne, nieko. Gerai, puiku. Sveiki, ačiū. Džonas, kažkas panašaus. Gerai. Dabar prašau, ženkite čia, ponė.
Ar galiu čia turėti savo šlepetes, nes man skauda kojas? O ar čia patogu? Negalėčiau pasakyti, kad čia labai patogu. Tai yra kieta plastikinė kėdė. Atsisukite į mane ir tada įslyskite pirmiausia su užpakaliu, tai bus lengviau. Gerai, sėskitės. Aš atsisėdu. Padėkite tai ant žemės. Sėskitės, nepadarykite to dar blogiau. Nebūtina, kad tai būtų. Galiu tada išvesti ir pavaišinti. Pone, taip, tai nėra apsisukimas. Palauk, jis nori nuotraukos. Gerai, dabar automobilį, bet... Eik, puiku, paslink atgal iki galo. Štai taip. Jonathanas Tayloras buvo apkaltintas pabėgimu arba vengimu, nepaisant saugumo, ir 2 baudžiamojo nusižengimo kaltinimais dėl užpuolimo dėl rankos judesių, imituojančių ginklą ir grasinimų. Ir jo byla vis dar nagrinėjama Martino apygardos teisme. Dabar esame Volusijos apygardoje, Floridoje. Šerifo pavaduotojai reagavo į pranešimą apie neteisėtą įsibrovimą, kuriame buvo teigiama, kad vyras gyvena savo automobilyje, pastatytame prie tuščio namo ir kad jis atsisako išvykti. Kai pareigūnai atvyko, Chase'as Krusas, kaip teigiama, priėmė sprendimą, kuris paprastą patikrinimą, ar žmogui viskas gerai, pavertė beprotiškų bėgimu ir pabėgimu per upę. Ar matėte, kad kas nors eitų į namą? Ar iš jo išeitų? Na. Ne. Kiek laiko jau čia esu? Būsiu su jumis atviras, pareigūnė. Prašau, tik neateikite. Mane sumušė. Viskas. Aš jūsų nekaltinu. Žinau, tiesiog sakau, kad mane sumušė. Pareigūnai mane sumušė, supratau. Taigi kalbėjausi su šiuo kaimynu. Jis mane pažįsta. Iš tikrųjų atėjau čia prieš kelias dienas, nes esu benamis. Ir gyvenu savo automobilyje. Kas gyvena? Kas čia gyvena? Nežinau, štai kodėl kalbėjausi su tuo lyru ir jis pasakė, kad čia niekas negyveno pastarosius 3 metus ar panašiai. Ir jis man pasakė, kad aš sakiau, žinote, kad nenoriu, jog mano automobilį nutemptų, nes iš esmės tai savo bandau gyventi paplūdimyje. Iš tikrųjų, ką tik gavau darbą čia, Mikey Mally's. Žinote, ta maža pusryčių vieta čia pat. Ne, manau, kad taip. Malio Maikio ar kažkas panašaus? Tai kaip? Nežinau. Taip, ką tik gavau ten darbą, pradedu šį šeštadienį, taigi aš stengiuosi, suprantate, ką turiu omenyje. Ir aš gyvenu savo automobilyje, aš nepažeidžiu privačios nuosavybės, ten parašyta įeiti draudžiama, man nereikia ten eiti be jokios priežasties. Visas mano gyvenimas yra šiame automobilyje. Turiu omenyje, tau ten būti neleidžiama. Čia tu negali čia pasilikti. Ar turi su savimi asmens tapatybės dokumentą? Taip, turiu omenyje, tas vaikinas sakė, kad viskas gerai, bet vėlgi čia niekas negyvena, taigi techniškai tai net nepriklauso tam, kas netgi pranešė. Ne, suprantu, ką sakai, bet jei yra ženklas draudžiama įeiti, tai reiškia visą teritoriją. Supranti, ką turiu omenyje? Pirmiausia, perskaitykime juos. Taip. Imi, Baltasis. Kaip sekas? Labas. Ei, ramiai. Gerai, žinau, bet turi ateiti čia. Ateik čia. Nežinau, kodėl užlipai ant žmonių. Ateik čia. Ateik čia. Ateik čia. Ateik čia. Ateik čia. Koks tavo vardas? Taimano. Gerai. Laužydamas Chase'o, įrodo, kad tai tik asmens tapatybės Tu turi dokumentas. teisę tylėti. Viskas, ką pasakysi, gali būti panaudota prieš tave teisme. Tu turi teisę pasikalbėti su advokatu. Klausyk, Em. Prašome tavęs. Turi klausimų? Su manimi yra advokatas. Ei, aš ketinu perduoti. Kokia šiandien diena? Pone, 4 valanda. Aš grįšiu atgal ir pasimsiu sunkvežimį. Policijos duomenimis, Krus bėgo per gyvenamųjų namų kiemus, peršoko tvoras, o pareigūnai stengėsi jį vytis ir sudarė apsuptį. Čia Okeanas, 15, centras 1, bėga dabar, mėlyni marškinėliai, smėlio spalvos šortai, bėga į šiaurę. Taip. RALRP.
Džoj, kur paskutinį kartą jį matei? Aš čia pat. Centrinė, praneškite, kai mūsų sujungs, kad galėčiau nustatyti perimetrą. Kur jį matei? Kur jį pametei? Kur paskutinį kartą jį matei? Gerai. Centrinė, ar pasiruošusi perimetrui? Centrinė, ar pasiruošusi perimetro pozicijoms? Man reikia ekipažų. Man reikia ekipažų prie Van prospekto. Peninsula. Atlantic. Miss Carolyn Terrace. Kažkas pirmiausia laikyti į Carolyn Terrace. Ten yra jo transporto priemonė, jei jis nuspręstų grįžti atgal. Aš ketinu. Ei, kažkas čia prabėgo. Tikriausiai pozicijų ramybėje. Karolinai, centrinė, mes dirbame su pakrante. Ar žiūrėk, veiks, ar mes gyvename. Aš dabar su juo kalbu. Džoj, ar jis galėjo praeiti tuo keliu ar ne? Judėk. Kažkur šia kryptimi. Taip, bandau nustatyti perimetrą. Ar jau esame sujungti su 7? Neigiamai. Gerai, ar galime tai padaryti, prašau, kad galėtume nustatyti šį perimetrą? Man čia reikia žmonių prie kranto. Dabar, kaip darau, čia įliktas ekipažas bus su transporto priemonė. Gerai, vos tik pasisveikinome visi į krantą, noriu dar vieno apibūdinimo apie žemyn nurodytą ūgį ir svorį. Viską renginę. Gerai, paskutinis apibūdinimas bus mėlynas, kaip vėja neperpučiamas striukė. Jis turi šviesiai rusvus. Beveik baltos spalvos šortus. Jis yra baltasis vyras, maždaug 5 pėdų 7 kolių ūgio. Tikriausiai sveria apie 68 kg. Turi šiek tiek garbanotus rudus plaukus. Aš einu prie tavo rankos. Ocean 12 artėja į šią vietą. Kur tu esi mano atžvilgiu? Van IR Atlantic. Mums reikia dar vieno ekipažo. Kažkur netoliese. Tiesiai priešais tą didelį parką Atlantic gatvėje, šiek tiek į pietus nuo Van gatvės. Atnaujinta informacija apie ieškomą asmenį po šią mėlyną neperpučiamą striukę. Jie čiuožikės baltus marškinėlius. Jis taip pat nedėvi batų. Jis avisi tik kojinę. Aš 10 000. Kur? Čia yra 16 ir 13. Ir būkite už tvoros viršaus čia, McElroy parke. Where? Aš bėgu, kai kurie iš jų šokinėja tarp tvoras čia galvėje. Parke, kur tu eisi? Jis yra visai šalia McElroy parko, maždaug 5 kartus. Kokia kryptis mes užblokavome 30.
Čia Brandonas, Rikas Parkas, prezidentas. Jis važiuoja į vakarus link pusėsalio. Gerai, aš jau prie pusėsalio. Aš važiuoju pusėsalio nuo Vano. Dabar esu prie vakarų vandenimo pusėsalio. Jis juda pusėsalio aukštyn. Pakartokite paskutinį sakinį. Aš? Matau jį, jis eina link upės. Gerai, centras visiems jūsų padaliniams. Tai bus Peninsula gatvės 3000 numerių atkarpa. Trys 3043 1046. Pusiasalis. 3043 1046. Sveiki. Ei, bičiuli. Ei, nulipk. Tave šuo apkandžios. Geriau grįžk čia. Ta šuo įkas tau į užpakalį. Ei, turime PA vedėją. UPA, paskelbkite kelis perspėjimus apie tarnybinį šunį. Kas nors? Kažkas galite padaryti. Tai su savo šunimi. Kas nors, paleiskite antrą. Policija sako, kad Cruz bėgo tiesiai į aklavietę Halifaxo upę ir buvo net 75 jardų nuo kranto. Danas tuo dabar rūpinasi. Aš jau grįžau į tą krantą. Aš patrauksiu savo automobilį iš kelio vidurio. Taip, pirmin. Aš. Paimsiu adresą. 11. Jei gali pasiųsti droną šią kryptimį, bent jau galėsime gerai matyti. Gerai, 3046. Aš einu, gerai, 3046. Taip, kai tik gausime lentą, čia baigsime. Pavargęs. Jis niekur neis. Puiku, aš palaikysiu tavo daiktus. Bičiuli, jis buvo greitas. Taip, kas Jis buvo, aš važiavau paskui jį. Bičiuli, aš, Joey's ir tas, kurio vardą pamiršau. Mes visi bėgome taip greitai kaip jis. Na, išloj adreso. Aš žinau, kur tu bėgi, todėl išėjau šio keliu. Taip, mes paprašėme vieno, jis jau pakeliui. Mes pranešėme per gelbėtojų kanalą. Mes tiesiog laikysime jį akiratyje. Kai lenta atvyks, pavaduotojas Manhartas ir gelbėtojas išeis ir jį pargabens. Jei tik gaučiau lentą. Jūs kiti galite padėti, aš eisiu juos pasiimti. Taip, aš tik paimsiu lentą. Taip. Taip, viskas gerai. Mes galime tuo pasirūpinti. Pažiūrėkime, kieno tai prieplauka. Ei, nori valties? Pareigūnai paėmė banglentės nuo paplūdimio ir irklavo pasitikti jo. Jis taškosi būtent ten. Matai jį ten? Tiesiai dešinėje nuo žaliosios vietos. Supratau. Na, manau, jis tikriausiai mane pagavo. Jis tikriausiai nulipo nuo seklumos ir paleido. Come on out here to the backyard. Come on, right from here. Ką jūs turite? C ir B. Tai akivaizdžiai yra RA. Ne, R-A-I-R. L-I-R. Dydžias yra kem. Jis tiesiog plūduriuoja. Ar verta dėl šito rizikuoti savo dronu, ar ne? Nežinau dabar, kai lyja. Čia. Aš žinau. Ne. Kur tai yra? Ne, nemanau.
Jasonai, dabar lyja. Nežinau, ar tau pavyks pakilti. Taip, susisiekiau su Jasonu. Mes tiesiog laukime. Tiesiai ten, kur yra žalias plūdurys. Matai jį prieš pat žalę. Jis tiesiog vienoje linijoje su žaliu plūduru. Ei, matai? Palauk, žiūriu. Surask žalią plūdurą. Foster your for right to be clear, for right cross. That's Mike, for right clear. Nori orientyro, ar tai tau padeda ar ne? Pažiūrėk į mane. Kairėje nuo žaliosios bojos. Matai jį ten, beveik vienoje linijoje su oranžinė. Štai ir viskas. Puikus, lengvai pastebimas orientyras. Bičiuli, tas šunsnukis gali. Bėgti. Gerai, aš prie žalios plūduro. Jis kažkur čia bus apačioje. Štai jis. Štai jis. Štai taip, štai jis. Okeanas 11 centras. Dronai ore, bet vizualinio kontakto neturiu. Šaunu. Panašu, kad jis vis dar juda į vakarus upę. Tu stebėsi jį? Taip. Ei, kai jie ateis... Išeik jį. Nežinau, ką jis galvoja. Gerai, išeik iš tos pusės. Taip tu. Nebūsi su jais vienoje linijoje. Supranti, ką sakau? Taip, sakau, kai jie jau vandenyje, tokiu būdu tu nebūsi jų ugnies linijoje. Tu būsi šiek tiek iš šono. Turime vizualinį kontaktą, bet turime stebėtoją. Šaunu. Aš jį matau. Ne, aš sakau ir dėl šitų vaikinų. Taip, tai jis. Vienas okeanas, 15 centrų. Turime vieną SO ir vieną kranto darbuotoją vandenyje. Jis bėga kaip vėjas. Ir klentininkų komanda sumažino atstumą, o pagal policijos ataskaitą Cruz pasidavė be kovos. Jie jį sučiupo. Manau, jie kuria planą, kaip jį užkelti ant kažko. Žiūrėk, žmogau, jei pradėsi kvailiuoti, mes tiesiog vėl tave įmėsime į vandenį. Palauk laivo. Šerifo pavaduotojas Manhartas. Taip, žinau. O išpirka? Kaip norėtum tai pavadinti? O, gerai. Neatsimenu, kodėl taip tai vadinu. Dabar. Aš net nežinau, kuo šis vaikinas kaltinamas. RALMP. Palauks akimirką, kol jie jį užkels ant pačios lentos. Taip, nesijaudink. Jie uždėjo Peterio Petersono diržą jam ir tada... Stovi ir Jis atrodo išsekęs. Žmogau. Pasakyk Ransomui, kad jis gali nusivilkti marškinėlius ir kartais išeiti į saulę. Oho. Kol kas. Susirgti vėžiu. Venk saulės. Nesijaudink, jei esi išbliškęs. Taip, atrodo, kad tą gavai bandydamas jį kelti į gelbėjimo valtį. Banglentė. Aš tau daviau leidimą. Leis man tave pamatyti, bičiuli. Bent jau vėjas mums padeda. Jis jį stums atgal šią kryptimi. Taip, jiems tai reikia tik... Palauk, rimtai, jie dreifuos. Nėra kur skubėti. Jie tiesiog nuplauks vežį šviesolį, ei. Tai nesvarbu.
Stebėtinai, bet esant vėjų drono baterija dar rodo 73%. Tai gana gerai. Reikėtų nuleisti žemiau? Ne, vėjas. Ne. Aš to neužsidedu, kol man to nereikia. Daugiau vėjo. Jei nusileisi žemiau, sutaupysi bateriją. Žinau, mes girdime, ne? Jasonai, ką? Kuo žemiau leisi, tuo daugiau sutaupysi baterijos. Taip. Viršuje yra daugiau vėjo. Aš tik 200. Taip. Tu esi. Būsiai. Ar jis atėjo prie plūduro? Manau, tai daro. Tikrai taip. Negaliu tiksliai pasakyti. Atrodo kaip PS. Žymiai daugiau baterijų. Jis nuėjo už jo. Jis davė. Jokių bylų ženklų. Taip, sučiupo. Dabar jie tiesiog neskuba. Iki. Mes jau prisijungęs. Įsivaizduoju, kad visi kiti taip pat jau prisijungė. Taip, mes nieko neatsakysime. Ne. Ačiū už perspėjimą. Jis apie tai galvojo. Niekada negali žinoti. Tiesiog būk ten vienas. Jie jį įtraukė į komandą. Jie bando jį atstumti. Džekas yra irkluok, o aš esu gale. Lažinosi. Jie juos atveda, pakalbėk su jais. Jis jį plukdo irkluodamas. Ir tikriausiai Jep tam Stanas jam vaikinui pačiam pasakys. mirtis atgal. Atrodo, kad jie jį tempia paskui save. O galbūt ne? Žmogau. Šioje vietovėje yra daug policininkų. Taip, neturėjau čia būti. Niekas nepasirodo, kol kas nors nenutinka. Iš kur jie visi atsiranda? Tačiau jie dreifuoja į šiaurę. Manau, priplauksime prie šių kopėčių. Supratau, prie plūduriuojančio prieplaukos. Yra skylė. Tiesiog pasakyk jiems, kad visi, kurie yra į pietus, negalės prie jų prieiti. Jie turės eiti. Jie eina teisingų keliu, jie jos atveda. Mes visi čia. Išsiaiškink, Fei. Tai jie vėl priartės. Atvesk juos čia. Na, tikėtina, kad atėjęs jis nesipriešins. Ne, jis tikrai išeities pavargęs. Būtų negerai, jei jis nuspręstų kovoti, kai ateis. Ganėtinai breakfast irgi. Pažiūrėk į tai. Aš jam suriksiu, kad eitų prie prieplaukos. Ei, priartėk, eik prie prieplaukos. Jis man tikrai davė bučinę. Jie tikriausiai dabar naudos tavo plūduriuojančią prieplauką. Aš ką tik tai vėl pastačiau, žinoma. Taip. Taip, tai labai tvirta vartų užtvara, taip. Bet mes nerizikuosime su juo. Mes žinome, kad nenukrisime. Mes nerizikuosime su juo, todėl vertinu tavo supratingumą. Tai gali pasirodyti. Aš negaliu gauti, aš neturiu. Taigi tiesiog blogas metas. Mūsų vaikinams. Taip, todėl ir tamsu, gerai. Tai ne, tai gana silpna. Tai daugiausiai dėl kriauklių ir visko su mūsų vyrukais. Labiau nei jam. Taip, tai labai, kaip tu negali matyti. Taip, būtent. Taigi aš girdžiu. Atsiprašau. Maniau, kad girdėjai. Aš jau žinau. Maniau, kad tai tik šauksmas iš radio. Tai buvau aš, kuris rėkiau. Bandžiau perėkti vėją. Ar nori šlapintis? Ei, aš tiesiog nenoriu. Visos. Pasaulis klausytųsi, ką mes darysime, nes prieisime prie šono, išlipsime ir tave sustabdysime. Jis toks liūdnas. Na, Problema ta, kad dabar jis šlapęs.
Taip, aš pasiduodu. Tu žodiniai aktoriai mėl tokie patys. Mes tavęs nesužeisime. Mes tavęs nesužeisime. Ei, žiūrėk į diržą ant jo kojų. Taip, aš painu šitą, čia, tu laikai, jis tarsi pasiduoda, taip? Turi papildomą raudoną žiedą. Taip, bet... Taip, aš pasiduodu. Jis nieko blogo nepadarys, ar? Verki, aš netėmiau iš jo Petersonų. Taip. Džekai, mes jį pritvirtinsime čia, kad galėtume nuimti jį nuo turėklo. Paliksiu jos ant automobilio, ar nori pirmiausia eiti už nugaros? Ne. Ne, Džekai. Yra šiek tiek. Nedėkite antrankių, pasiimsime antrankius, atnešime juos čia, o tada viską perdėliosime. Nori, kad jie būtų nuimti nuo plūduro. Taip. Nuo plūduro, bet palik juos uždėtus, o mes juos paimsime čia. Paklausyk šito. Štai, parodyk man rankas, užkel kojas. Štai, prašau. Gerai, gali pereiti, o aš pereisiu, laikau tave, mes nenukrisim. Gerai? Štai taip. Gerai, mes paimsim. Pareigūną čia, atsisuk į šitą žmogų čia, priešais tave, atsisuk į mane. Prašau, nesužeiskite manęs. Aš pasiduodu. Prašau, nesužeiskite manęs. Perdėkite jam antrankius. Prašau, nesužeisk manęs, žmogau. Prašau, nesužeisk manęs. Aš jūs abu pastatysiu į kampo vidurį. Prašau, nesužeisk manęs. Nesijaudink. Prašau, nesužeiskite manęs. O, tai jau baigiai bėgti, tiesa? Taip, ponia, prašau, nesužeiskite manęs. Prašau, nesužeisk manęs. Atsitrauk nuo manęs. Pašalink mano nuobaudą. Linksmybės baigėsi. Sveika, šuniai. Aš tai nuo savo tazerio kenčiu valandas, aš nesu... Aš mačiau. Išmano. Štai taip, kiek rankas už nugaros. Gerai, tai bus, dabar... Gerai, prašau, nesužeisk manęs. Mes tavęs nesužeisime. Mes tavęs nesužeisime. Su visu Mes tuo. baigiam, man labai gaila. Gerai, tai buvo labai kvaila. Bičiuli. Eikime šio keliu, gerai? Bičiuliai. Prašau, nesužeisk manęs. Mes tavęs nesužeisime, bet... Mes baigėme su tuo. Mes vienas kitam duodame 5. Duodame 5. Visi saugus, niekas nenukentėjo, visi gerai jaučiasi. Ačiū tau. Iš kur jis? Iš kur tu, bičiuli? Iš Merilando. Mes tam pravažiuosime. Mes atsuo pamatysim. Mes čia iš tikrųjų kovojame su nusikalstamumu. Na, aš nieko blogo nepadariau. Taip. Mes bėgome nuo uniformuotų pareigūnų, kurie liepė mums sustoti. Gerai. Tai buvo tai. Tai tiesa, žmogau, tai tiesa. Tai buvo ta dalis. Jie vis bėga upę aukštyn. Ir tada yra visi policijos automobiliai. Ir tada yra visas Markas Malisas. Ir mes sakėme tau išeiti. Ir tu pasakei ne. Visa tai yra. Na, mes taip pat turėjome susimastyti apie originalo pagrindą. Koks bebūtų tas originalas. Taip. Teisėta, ypač kai yra nedidelis kontaktas. Tu įsivelki į šią situaciją. Iš pradžių mes buvome ten, kalbėjome su tavimi, o tu nusprendei pasišalinti. Na, pareigūnai ir prieš mane yra smurtada. Taigi, na tai vis tiek nėra gera priežastis. Tu teisus, tai nėra, bet ir nėra. Tu teisus, atsiprašau. Pareigūnė, ponia, būsiu atviras, taip, niekas. Štai vienas kamuoliu. Faktai yra faktai. Jis eina pas Melendesą, todėl man nerūpi. Aš sakiau, kad tai Timis. Taigi tu žinai, kaip tas vaikinas atrodo. Jis atrodo kaip vaikinas iš Rockfordo bylų. Bet jūs vaikinai esat. Gerai. Tai nebuvo klausimas, bet vertinu, kad tai pripažinote. Ne, iš tikrųjų turėjau tai pripažinti pats, bet taip. Kartais tiesiog reikia tai padaryti, ar ne? Taip. Taip. Taip, turime. Gyvenime svarbiausia pripažinti savo klaidas. Taip, ponia. Chase'as Crossas buvo apkaltintas valkatavimu ir landžiojimu bei pasipriešinimu areštui be smurto. Pagal teismo įrašus, byla Volusijos apygardoje vis dar nagrinėjama. Paleisk mane, broli. Pasitrauk nuo kelio. Prašau. Broliai, prašau. Po velnių. Taip, skambinkite 911. Šią po darbo valandų seriją baigėme grįždami į 2025 Kalėdų dieną. Vašingtono valstijos patruliai sureagavo į pranešimą apie pėsčiąjį einantį į 5 greitkelių sielą. Aleksandras Smitas sakė, kad bandė grįžti namo, o policija teigia, jog jis perbėgo per visas 5 eismo juostas. Kas vyksta? Ar galime jūs nuvesti nuo greitkelio? Mes tiesiog norime jūs nuvesti nuo jo. Mes tiesiog norime jūs nuvesti nuo greitkelio. Dabar jūs neteisėtai esate greitkelyje, gerai? Mes
stengiamės jums padėti, nesiimdami jokių kitų veiksmų. Mes mielai jūs nuvešime nuo greitkelio, gerai? Mes tikrai mielai jūs tiesiog nuvešime nuo greitkelio. Galime nuvežti jūs kur tik norite, gerai, bet mes tiesiog negalime leisti jums būti čia, greitkelyje. Atsiprašau? Jūs nevesite manęs važiuoti mano automobiliu. Kodėl? Ar tu nori? Turiu omenyje, kita alternatyva, bičiuli, yra antrankiai. Ar nori būti surakintas antrankiais? Nes nenorime tau uždėti antrankių ar kažko panašaus. Tu verčiau tiesiog sėstum į mūsų automobilį, nes nuvešime tave į saugią vietą. Kur tik panorėsi. Pažadu jai tiesiog sėsti į mūsų automobilį, broli. Jei nori ko nors šilto, galime tau tai duoti. Jei nori ko nors atsigerti, galime tau tai duoti. Mes galime ką nors parūpinti, supranti, ką turiu omenyje. Bet mes tiesiog negalim leisti tau būti greitkelyje. Tu pyksti. Tu pyksti. Kas atsitiko? Tu pyksti. Aš nepykstu. Aš nepykstu. Aš nepykstu ant tavęs. Mes tiesiog stengiamės, kad būtum saugus. Mes nepykstame, broli. Mes tiesiog norime nuvesti tave į saugią vietą, broli. Bet kur? Mes tiesiog negalime. Bet ir kas be nutiktų, mes tiesiog negalime leisti tau eiti greitkeliu. Tai bus. Ne, mes neleisime tau eiti greitkeliu, bet mes leisime tau įsėsti į mūsų automobilį. Mes neverčiame tave sėsti į automobilį, bet leisime tau įsėsti į mūsų automobilį. Ir mes galime nuvežti tave bet kur. Arba jei tikrai nenori važiuoti su mumis, gali eiti šalia priekabos. Netgi dešinioji kelkraščiu ir gali toliau eiti iki kito išvažiavimo, o mes seksime paskui tave, kad įsitikintume, jog niekas tavęs nesužeis. Tavęs, gerai. Le. Suprantate mane? Visų pirma. Palauk. Kur namai? Kur namai? Kur namai? Na kur tai yra? Stenvudas. Kur? Stenvudas. Kur tai yra? Ar tai šiaurėje ar pietuose? Šiaurėje, gerai. Mes negalėtume nuvažiuoti iki pat Stenvudo, bet mes bent jau galime tave nuvežti. Taip, iki Baltosios vandenės stotelės. Dabar važiuoja tiesiai iki Linvudo. Arba galime nuvežti tave žemyn. Galime nuvežti tave iki Aurora Avenue 99 numerio. Ir tai nuvežtų tave visai į šiaurę, aukštyn į šiaurę, visai ten aukštai. Arba galime sustabdyti visą eismą dėl tavęs. Visiškai sustabdyti visas šias mašinas. Ir tada kaip tai vadinama? Leisti tau tiesiog pereiti per. Ir tai vyksta lėčiau. Sekti tada nuo greitkelio. Tai yra pasirinkimas, gerai? Bet mes negalime toliau tiesiog sėdėti čia ir taip ginčytis pirmyn atgal. Aš eisiu pėsčiomis. Tu eisi pėsčiomis, tu nueisi. Gerai, palauk, sustabdysime eismas. Taigi, ką tu sakai, tai tiesiog palaukime, kol užblokuosime eismą ir tada mes tau pasakysime, gerai, viskas gerai, gali daryti, gerai? Bet iki tol nejudėk ir nieko nedaryk, gerai? Tiesiog lip ten, kur esi. Mes sustabdysime visas šias mašinas ir kai tik jas sustabdysime, tada paprašysime tavęs persikelti į dešinį kelkraštį, gerai? Turime kairę juostą, Dominikas ir aš persikelsime į dešinę juostą. Gerai, skamba puikiai. Ir tada aš tiesiog liksiu čia su tavimi, o kai reikės pereisime kartu, gerai? Ir tada tu gali tiesiog toliau eiti iki kelkraščio, ten bus Northgate išvažiavimas. Gali ten pat nueiti nuo greitkelio, gerai? Bet ką noriu, kad pabandytum suprasti, yra tai, kad Vašingtono valstijoje I-5 arba bet kuri valstybinė magistralė, ten tai yra riboto priėjimo greitkeliu. Taigi, kai tik tu, kaip pėsčiasis, eini ten, tu ten esi neteisėtai. Gerai, už tai gali būti suimtas. Mes to nenorime, mums tai nerūpi. Mes tiesiog norime saugiai jūs išvesti iš čia, gerai? Gerai, eikime. Tiesiog pereik. Eikime. Eik, pereik. Pereik. Gerai, viskas gerai. O tada eisime. Pagal ataskaitą, Smithas buvo greitkelyje kelias valandas. Pranešama, kad jis pareigūnams sakė, jog jais nepasitikė, bet galiausiai sutiko nueiti nuo kelio, o tada vėl įbėgo į eismą. Viena pareigūnė privažiavo savo nežymėtų patruliniu automobiliu. Būtent tada, kai pranešama, viskas peraugo į smurtą. Pasitraukite nuo kelio. Taip, pasitraukite nuo kelio. Taip, esi. Ei, paleisk mane. Prašau, broli. Prašau. Paveliu.
Taip, skambink 911. Ką? Patrulinis automobilis. Jis pavogė mano patrulinį automobilį. Jis yra ant mano patrulinio automobilio. Jis pavogė. Mano patrulinis automobilis važiuoja į šiaurę. To reikia ieškoti. Tiesiog ieškok, kaip atrodai. Taip. Tai viskas. Ne. Tai ilga istorija, bet buvo šeimas, kuris lakstė po visą kelią. Taigi mes nuėjome jo pasiimti. Ir jis mane parvertė ant žemės ir paėmė. Ir aš nulėkiau. Ir tada jie tiesiog jungė tai. Taip. Taip. Taip, ne taip karšta. Man viskas gerai. Mes tiesiog stengiamės neleisti jam įkaisti, bet man patinka važiuoti su atidarytomis durimis ir jis tiesiog rėkia ant manęs, net nežinau kodėl. Taip juokinga. Taip, bet man reikia eiti, bet man viskas gerai, aš nesu sužeista. Gerai, pirmin. Gerai, panašu, kad viskas gerai. Tau nereikia to daryti. Ne, tau nereikia to daryti. Neklausyk, ką sakau. Mes išeisime. Aš tiesiog norėjau, nes noriu, kad mano pareigūnai būtų apmokyti naudotis elektrošoku. Aš tiesiog norėjau pabandyti pasikalbėti su įtariamuoju. Esu tikras, kad tai visiškai gerai. Gerai, ar jūs jį turite? Aš girdėjau. Ne, manau, jums reikia, bet jis yra jūsų pareigūnų žinioje, tiesa? Žinau, kad jis buvo jūsų pareigūnų žinioje. Negirdėjau, kad jis buvo jūsų visureigyje. Na, turiu omeny, tai viena iš tų situacijų, kai jis pavogė automobilį. Taip. Užpuolė vieną iš jūsų pareigūnų. Ar jūs imatės? Aš nežinau. Gerai. Gerai, tikriausiai, gerai. Taip. Tai tikriausiai, mano spėjimas, tikriausiai. Bet štai kur mes esame. Štai kur mes einame. Dabar pristabdome. Ei, jungiamas. Šaunaus. O Dieve, atsiprašau, nesikelkite. Ne, turiu omeny, viskas gerai, tai svarbiausia. Taip, ar jums viskas gerai tam, kurį užpuolė? Pone, atsiprašau. Gerai. Aš tik kalbėjausi su jais, ar jums tai tinka. Tiesiog vienas iš mano vyrų panaudojo elektrošoką prieš jį, todėl turiu pradėti panaudotos jėgos tyrimą. Jei galėčiau jo tik paklausti apie tai. Supratau. Manau, galbūt jūs žinotumėte, kas buvo įvykio vietoje ir galėjo matyti elektrošoko panaudojimą. Jei jie galėtų atsiųsti man pareiškimą elektroniniu paštu, būtų puiku. Jei ne, nieko tokio. Ne, aš to pasirūpinsiu tikrai. Leiskite man tai greitai padaryti. Ei. Aš iškiau galai, jo, ačiū. Manau, tu žinai, ką aš žinau, todėl neišeik su mūsų žmogumi. Aš girdėjau, kad jisai buvo viename iš jūsų automobilių, todėl nesuteikite jiems palaiminimo. Tai blogai, man viskas gerai, ar tau viskas gerai? Nesijaudink, nori. Mano automobilį paimti. Turiu omenyje, tiesiog blogai. Bet buvo taip, arba jį būtų partrenkęs automobilis. Turiu omeny, jis bėgo per visas juostas, lyg žaidime Frogger. Tai buvo tiesiog taip, galiausiai pasiekė tašką, kai pagalvojau, aš tai suvalgiau. Viskas gerai, išskyrus linksmų kalėdų. Pas patruliai jį persekiojo. Viskadį man išsisuko, bandysiu dar kartą. Vis dar važiuojame į pietus, į šiaurę nuo 220-osios, 80 mylių per valandą greičiu. Esame tarp kairiosios juostos ir antrosios juostos. Nežinau, kas. Gerai, tu kas bei pirmas. Transporto priemonė įvažiavo į pakilimo taką 1912. Sveiki?
Ei, žmogau! Atsitrauk! Ei, išimk iš automobilio, bičiuli, kas vyksta? Smitai! Tu esi šešėliuose, tai sėkmingas pit manevras. Mes esame didelėje rizikoje. Sustabdyk tai dabar. Prašau, grįžk atgal. Ei, judėkime į restoraną. Tu ketini. Kovokte. Išeik. Išeik iš automobilio. Kas ten? Manau, išnipk iš savo automobilio. Iš kampo. Automobilis. Lysti iš to suknysto automobilio. Išlipk iš automobilio. Išlėp iš automobilio. Palauk minutėlę. Išlipk iš automobilio. Jis yra ant bokšto. Jis yra ant bokšto. Nuleisk rankas. Nuleisk rankas. Kažkas. Viskas baig. Atitrauk rankas. Atimk iš manęs telefoną. Taip. Pagavau jį. Šunsnukį. Man viskas gerai, jokių problemų. Taip. Gerai. Mano akiniai. Geriau, kad tu nekrusteltum šunsnukį. Padėk ilgą stiklą. Padėk stiklą čia. Taip, pagavau jį. Uždėk jam antrankius. Taigi bendros pareigos. Pradedame atsargumo priemonę. Reikia atsargumo priemonės. Antivo. Saugiai ir laisvai. Šešėliuose pradėjo, jis yra šešėliuose. Turėjome 13, vieną sulaikėme, kitą praradome. Taigi turime įtariamąjį. Ei, kas vyksta? Ei, kas čia darosi? Policijos ataskaitoje nurodoma, kad pareigūnas atliko pit manevrą ir Smithas pateko į avariją. Pagal ataskaitą pas Smithą buvo rasti 2 stikliniai vamzdeliai, naudojami metamfetaminui rūkyti. Ir jis sakė, kad pavogė patrulinį automobilį, nes norėjo grįžti namo. Tu esi tikras išskirtinis atvejis. Gerai. Ar turi kokių nors... Kaip tu? Tik aš vienas pats. Geras darbas. Tu ant nulio, viskas gerai, skauda galva. Šiek tiek, gerai. Kas atsitiko? Nežinau, ar tavo oro pagalvė išsiskleidė, Filai? Nukrito. Kodėl jūs, vaikinai? Nori atsisėsti į automobilio vidų, kad nesušlaptum ir nesušaltum? Nežinau, man labiau patinka vanduo. Kas yra? Man labiau patinka lietus. Gerai. Jei norite atsisėsti, mes pasodinsime jūs į kapitono automobilį. Jis labai patogus. Puiku. 4 sekundžių įkvėpimas, 4 sekundžių iškvėpimas. Jis yra galinėme kampe. Galinis kampas. Aš čia mirsiu po visko, kas įvyko. O tada kas ten? Kas čia tas? Čia esi tu? Tau viskas gerai. Taigi. Čia. SPD. Save partrenkė. Mašina? Taip, aš to nepadariau. 99 tave išstūmė. Ir būtent dėl to gavau smūgį į veidą. Tada gavau smūgį. Pagalvojau, velnė. Nežinau, ar pagalbė. Pirmą kartą įdėjau ir tai buvo turbūt kokios 5 dienos ir jis tiesiai atėjo pas mane. Ir aš tiesiog tiesiai į viršų. Ir todėl... Ar šitas vaikinas tiesiog bėga nuo tavęs greitai ir tada nuvažiuoja? Mes tiesiog bandėm jį nuvesti nuo kelkraščio, o jis buvo toks, nenori nulipti nuo kelkraščio. Aš galvojau, gerai, jis sustos. Aš tiesiog eisiu, aš nenukrisiu. Mes tiesiog leisim jam eiti kelkraščiu. Mes prieinam beveik prie pabaigos, beveik prie pat galo. Ir tada jis tiesiog persigalvojo. Visa esmė ta, kad jis bando patekti į Stenvudą. Ji pasiūlė jam pavėžėti iki Stenvudo, bet jis atsisakė, nes jis nori valgyti. Jis sakė, nori sėdėti priekyje automobilyje, žinai, o jie sako, ne. Ne, tu to nedarysi. Tada vos tik mes sako, mes buvom gerai, grįžkime atgal. Ir jis pradeda eiti. Jis sako, ne, ir tiesiog perbėga per gatvę. Tai aš pagalvojau, ar jis bandys nusižudyti, supranti? Tiesiog bėga. Taip. Aleksandras Smithas buvo apkaltintas 2 laipsnio apiplėšimu, 3 laipsnio užpuolimu, motorinės transporto priemonės vagyste, mėginimu pasprukti nuo policijos automobilio ir vairavimu apsvaigus. Jo byla vis dar nagrinėjama Kingo apygardoje Vašingtono valstijoje. Ačiū, kad žiūrėjote visi. Šią Long Crime After Hours laidą tyrė, rašė ir produsavo Juliana Batagalija. Vaizdo įrašą redagavo Andrius Zukermanas. Aš esu Jessis Weberis. Susitiksime kitą savaitę.